Šiek tiek prakusta šalyje. Sako švaras. Košmaras. Vėl. Kaip jūs gyvensit? Stovai. Prisidirbai, tu gausi tiesiog naštą. Bet po visko. Karjerą užšaukimą. Du pas tą dieną yra. Aš kada buvau žiūrėjus. Ai ne. Vyriausiai žinė. Mes skaičiavom, pas mane. Maybe nothing's gotta change. Iš tikrųjų, o jie. Turit nuotrauką? Turim nuotrauką? Turėjom tokią žinių, galim pranešti. Labai gerai marinuoju, šiandien nepaprastai. Sleep when losing Jokio sporto. Maybe I'm asking. Nulėję labai. Jūs dabar būsit sėdeliai. Nu, faina labai. Ne, tai čia jau kiek nežinau. 2 mėnesiai. Aš tam sakau. Jau tam tokio dydžio. Wow. I'll come to your side. Kaip čia širdelė, nu. Dieve, ko ten pas tave pilos išaugus, aš nežinau. Ne, aš irgi nežinau, man labai įdomu. Sauliu, ateik sužinoti. Nu, žinai, kad čia yra. You set a fire and love flame. Tu būsi dėdė. Nothing's gotta change. And I should help you dig this grave. I just called to check. Okay. Rimtai? I'm losing sleep, we're losing touch. Maybe I'm asking. Kaip jūs gyvensit? Šitą vaiką. Pas matyt, kaip skilė. Jūs matyt, ne? Nebegaliu žinau. Kai šitų nešia. Ne mama, gal nežinau. Aš man nebetelpa čeburekšo. Aš tau nebetelpa čeburekai, ne? Pagaliau! Fui, dievą reikalą pražilau. Senelis tapsim maliu! O, čia. O, šeiminėlė! Vajei, vajei! Prisidirbai, tu gausi tiesiog naštą. Kas bitas? Kieno darbas, tavo ar švietimų? Kino žėlų, tai mano turėjo. Įsivaizduoju, žinau, kašmartų, kad tėtis jisai bus. Nežinau. Tai palauk, dar dalinį mėnesį. Palauk, aš galvoju, noriu parodyti vieną cool dalyką. Ties kuom, bet klausiais, vat, tikslais, ką mes žiūrėsime, galvojam. Tai gal palauk, aš šitai. Šitą kamilę nes čia. Parodyti vaiką, tai gal... Dramidėjai. Tada žinai, žinai, tokius... 3 mėnesius. Ir norės dabar? Ja. Yra nuotraukos? Ja. Reikia tas suprasti. Lava, čia matau galvą. O tai vyras ar moteris? Ne, nežinom. Dabar gausios spaudimas. Nes nori, žinai, su kažkokia draugė, kartu vaiku, žinai, nu tokia, žinai, su Tibonu, su Kamilė tikriausiai realistiškiausiai. 3 mėnesius vėluoju, žinai. Nu, aš papatrinsiu čia. Taip, o čia tikros kartus kaip vaikai. Eik, tu svarau, kaip gražu, kaip aš tavo mėnesį esu. O tai kėlė kojas tam, kai baigėdam pakelpą? Ai, ne. Ne, tam irgi girdėjau. Kur? Kai Dar negimdai. aš jau toks eksaktas jau metų. Viską nori, kur? Tai kur tas vaikas? One Republic Once. Padarėjau. Ne. Palauk, ja? Gimė? Negimė, ne. Jinai pranešė, jinai slėpė. Tau pranešė? Jo, Slėpė? One Republic Once. O dar tu tai slėpė? Visas, jo. Prieš koncą. Wow! Jinai ištraukė vaiko sa. Ne, man konis paprastas šalyje. Sako švaras. Vau, čia aišku.
Sveikas ragai, žiūrėk, jisai čia. Insane. Congrats. Vienas, so excited. Você buvo mažiau, tai labai sugatęs, bet aš galvojau. Sumerkit. Kiekvieną galėtų. Jūs galite atsimerkti. Taip ir galvojau. Aš įsimerkiau, galvoju, kas vėl. Iš čia. Aš jau čia negaliu pačiūti. Tas grūdimas, kad viskas gerai. Užsimylimas ir... Tai visų pirma, noriu visiems padėkoti, kad esat čia ir aplamai, kad pasirinkot dirbti kartu su manim, su šiuo projektu. Nes jeigu jūs mes šiandien nebūtume čia ir visos jūsų pastangos, visas sunkus darbas, iš tikrųjų dar norėčiau pristatyti dar vieną Akių fotografijos komandos narį, apie kurį nesakėm. Tai Akių fotografijos naujas direktorius. Jūs galite pasirodo vienuolį, gerai? Sveikinimai. Kai suradau tas kiaušinius nori? Jo, galiu paškoju, galiu suprast biudžetą. Tai čia, ką mes turim, čia yra gal 10 mėnesių embrionas, atsiprašau, savaičių. Galiu pasakoti, čia mes turime jo širdies bitą ir jis ten čilina tiesiog. Hebra, žiūrėkit. Daddy Martas, baby. Kaip tam daryt, pamiršau, už Fortnite. Aš būsiu tėvas. Naujas person, naujas gameris, naujas žaidėjas į žaidimą, naujas žmogus į pasaulį. Kokio skonio yra myžalai? Martai, koks tu tėvas būsi? Ko čia namų darbų nepadarė? Keiksmažodžiai? Bam! Veipas? Bam! Negerai, juokau. Nekvieskit child support, prašau. Koks aš tėtis būsiu? Aš manau, aš būsiu toks tėtis, koks aš esu. Koks tiesiog aš bebūčiau. Manau, labai sudėtinga sufeikinti kažką ir būti kažkokiu kitu tėčiu. Turbūt didžiausias dalykas, ką norėčiau vaikui perduoti, kad jisai irgi nepamestų to tokio curiosity ir drąsos. Daryti kažką, pradėti kažką, aiškintis kažką. Nes manau, būtent su šiom savybėm galima labai toli gyvenime nueiti, nesvarbu, bet ką tą norėtum daryti. Kaip pasikeis mano gyvenimas? No fucking idea. Aš esu girdėjęs, kad žmonės, kurie susilaukia vaikų, jų gyvenimas apsiverčia ten 180 laipsnių aukštyn kojom, taip kaip niekas turbūt nepakeičia gyvenimą. Ir aš įsivaizduoju, kažkas panašaus gali ir man nutikti. Todėl aš labai plačiom rankom ir labai supratingai esu pasiruošęs priimti šią update'ą šį naują projektą. Ir manau, kad tai bus beprotiškai kietas experience'as, kaip sakoma, visam gyvenimui.
Čia turbūt bus vienas iš sudėtingiausių projektų, kokį man gyvenime teko daryti. 100%. Tai darbo kambarys dėja nebebus. Darbo kambarys. Darbo, kažkada gal ateityje vaiko, nežinau, tikrai ta prasme tas trečias kambarys potencialiai gali būti išnaudotas kaip vaiko kambarys. Tai jau pokalbėjau su žmona, mane iškrausto, čia jau yra naujas kilimas, čia anksčiau buvo tokie veidrodžiai, aš jau lempą mano, aš jau viską susipakavau labai liūdnai. Aš nežinau, kodėl aš turiu tokį marketingą savo galvoje, bet aš kažkodėl galvoju, kad vaikai yra pats geriausias dalykas jūsų gyvenime. Ką galima daryti? Futbolo komanda. 20 vaikų chebra, važiuojam. Rekordus mušam. Guinness World Record. Swing and Grind, Marcinkevičius, YouTuber, spawns 30 babies. Čia 100k special baby hebra, dovana jums, vaikas, kurį mums reikės auginti. Aš žinau, kad aš tikrai nenustosiu YouTubint. Kaip aš esu sakęs nuo pat pradžių, aš žinau, kad aš turiu tam tikras pauzės ir visokias gyvenimo krizės, kaip ir mes visi. Bet tai tiesiog yra dar vienas update'as, priedas prie gyvenimo, dėl kurio aš tikrai nenorėsiu sustoti, siekti savo tikslų ar įkvėpti dar daugiau žmonių daryti įkvepiančius dalykus. Hebra, darykit vaikus. Reikia didinti Lietuvos populiaciją. Dabar tai ten gimstamumas 0,9 per vieną moterį. Košmaras. Bet aišku suprantu, kad vaikų klausimas absoliučiai visiems įeina jų galvą ir visi individualiai atsako ir sprendžia gyvenime. And that's okay. Aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad tai darom. Darom. Nu ne aš. Darau. Kamilė dabar ten augina plaučius ir visokius inkstus. Tai norėjau padaryti tokį pranešimą oficialų ir jums, YouTube'ui, savo paauglystės meiliai, YouTube'ui. Nes Instagram'e buvom pasileidę prieš porą savaičių nuotraukas ir irgi tokį oficialų paskelbimą, kad laukiamės. Tai va čia galite pažiūrėti, labai gražios nuotraukytės, turėjom tokią fainą fotosesiją. Ir kaip sakoma, laukit tolimesnių žinių iš manęs. Nusimato dar įdomesnis gyvenimas. Ir turbūt išvados, komentarai iš manęs. Kaip aš nusišnekėsiu. Ašgi kažkoks crackheadas. Bet tas ir manau geriausia. Nepamesti to vidinio vaiko savyje. Tai mes tiesiog dar vieną tokį crackheadą pasidarom. Ir 2 crackheadai augins 3 crackheadą. Let's go. Kiek greito hebra. Hebra. Kaip galvojat? Berniukas ar mergaitė?